NPS projektai. Namų projektavimas. Namų statyba. Namų pridavimas. Interjero dizainas. Visa tai NPS projektai. Mūsų rasite Šiaulių arenos 4 aukšte, Jablonskio gatvė 16. Sveiki gyvi, vasaros atostogos jau baigėsi, tad mes ir vėl skubame praverti Šiaulių arenos duris. Ten juk nuolat kas nors vyksta, verda gyvenimas. Šioje laidoje turime daug ką papasakoti. Arena pradeda jubiliejinį 10-ąjį sezoną. Todėl šiemet čia pamatysime daugybę Lietuvos žymiausių atlikėjų, taip pat pasaulinio garso žvaigždžių. Taigi artimiausią pusvalandį kviečiame praleisti su Šiaulių arenos laida. Jūsų dėmesiui 10-ojo sezono premjerinė laida. Apie naująjį Šiaulių arenos sezoną kalbame su Šiaulių arenos vadovu Gintaru Radavičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. 10 metų gimtadienis, tai 17 metais vasara, tai aišku jau kaip ir dabar pradėti reikėjom ruoštis. Bet tas pasiruošimas, tai galbūt aišku, tas 10 sezonas kažkom tai išskirtinis, tas skaičius 10 vis tiek. Tikrai, kada pasižiūrė atgal į tai, kas čia vyko per tos 9 metus, kiek renginių, kiek apsilankė žmonių, tai iš tikrųjų tie skaičiai yra pakankamai įspūdingi. Gražinami Šiaulius senai gal pamirštus, kad ir turbūt viena iš pačių įspūdingiausių, kada visi šiauliečiai ir miesto svečiai tikrai su didžiuliu noru lankėsi ledo renginiuose. Tai Margaritas Drobesko ir Povilo Vanago šou ant ledo. Tai šiais metais tas šou grįžta į Šiaulius ir gruodžio mėnesį tikrai pamatysim įspūdingą reginį, įspūdingą renginį. Dėl to, kad tai bus ir dar išskirtinis tom, kad tai bus Queen simfonija ant ledo. Tai pagal Queenų muziką gros ir gyvas orkestras, ir ledas, ir šokėjai, ir atlikėjai, vokalistai. Tai bus iš tikrųjų didžiulis grandiozinis šou. Vėl po kelių metų pertraukos arenai lankysis Nikolajus Baskovas. Tai vėlgi žmonių mėgstamas atlikėjas ir aš manau, kad irgi padovanos patį gražiausią koncertą. Kelintą sezoną ir raudonųjų muzikinių vakarų ciklas tęsiasi. Jis prasideda šiemet rugsėjo pabaigoje. Mes turėsim patį pirmą, tikrai senai vedėm dėrybas ir vienais ir kitais metais nepavyko prisikviesti, tai Juozo Erlicko vakarėlis, tai va, juo ir startuos tas mūsų raudonų vakarų sezonas būtent su Juozo Erlicko. Šiaulių arenoje bus pakankamai spalvingas sporto sezonas. Sporto sezonas tai, kad bus daugiau tinklinio. Pirmą kartą tinklinis organizuoja jau turnyrą. Rugsėjo mėnesį, rugsėjo pabaigoje bus tarptautinis tinklinio turnyras, tai kas tikrai bus naujiena Šiauliuose. Taip pat su Tinklinio federacija esam susitarę ir vėl dėl 17 metais pavasarį dėl vyrų ir moterų tinklinio federacijos finalinių varžybų, tai tikrai turėsim daugiau tinklinio Šiauliuose. Kitais metais vasario mėnesį Žolės Riedulio uždarų patalpų merginų Europos čempionatas. Sausio mėnesį, kaip ir praeitais metais pabandėm sausį paskelbti futbolo mėnesių, taip ir šiais metais organizuojam. Aišku, tradicinės jau spalio mėnesį žirgų konkurų varžybos, kurias irgi šiais metais numato ir Lietuvos televizija transliuoti tiesioginius reportažus iš Šiaulių ir visą kitą. Tai taip pat, kadangi ne tik arenos jubiliejiniai metai, bet ir Šiaulių miesto jubiliejiniai metai, kaip visi žinom, Šiauliams 780 metų, tai ta proga taip pat yra būtent šitam miesto jubiliejui skirti renginiai. Tai vienas iš tokių spalio mėnesį Bushido turnyras, kuris pavadintas Saulės mūšiu. Iš tikrųjų renginių gausa yra
išskirtinė. Tikrai nei vienais metais tiek daug renginių neturėjom, kiek turim šiais metais, tai šį sezoną. Sudėlioti visi renginiai iki naujų metų absoliučiai ir jau dėliojamas. Pradedam po naujų metų dabar. Jau turim renginius, tai ir pavasariui galiu pasakyti, kad išskirtinis renginys turbūt visų lauks balandžio mėnesį, kada legendinė Šiaulių grupė Biks švęs savo jubiliejų kūrybinį ir tai bus vienintelis jubiliejinis koncertas visoje Lietuvoje, bus išskirtinai dovanojama Šiauliam. Jis vyks būtent Šiaulių arenoje, tai irgi jau detalės apderintos, datos suderintos, tai tikrai pavasarį turėsim turbūt vieną įdomiausių ir gražiausių koncertų. Pavasarį taip pat jau pasirašytos sutartis, kas antri metai su nauja programa pas mus atvažiuoja ir Alos Duchovos šokių grupė Todės. 5 metus iš eilės čia koncertavo Selas per Kalėdas. Kaip bus šiemet? Teisingai, Selas 5 metus koncertavo, tai šiais metais nekoncertuos. Bus ta tradicija sugriauta. Selo nebus kalėdinėse mūsų renginiuose, bet per Kalėdas 25 turėsim džiazų koncertą. Aš manau, kad taip pat bus labai įspūdingas, gražus renginys ir žmonės, kurie apsilankys, nebus nusivylę. Tai taip, kad tuščia vieta niekada nebūna, kažkas ją užima. Ar prisimenat pirmą kartą, kada atėjote į Šiaulių areną? Nauja, ką tik pastatyta, koks buvo įspūdis, tokių arenų Lietuvoje tuomet nebuvo? Taip, mes antra arena po Siemenso Šiaulių arena, buvom antri, buvo be galo. Pirmas tai vaizdas buvo, kad tai labai čia visko daug ir labai didelė. Ko dabar jau taip nebeatrodo ir atrodo, kad čia viskas antiek paprasta ir tos erdvės viską, bet pirmas įvaizdis buvo, kad labai daug ir tada, kada atsidarėm. Ir aišku, antra arena Lietuvoje, tie pirmieji renginiai, čia anšlagai, visa kita ir tada tuometinis meras buvo Vytautas Juškus beros, ar čia kažkaip sakau, tai kodėl sakau, ta arena tokia, jūs sugalvojat, kad jinai tokia tik 5000 vietų, kodėl ne 10, taigi mums čia reikia daugiau čia viską, tai dar kažkada pasiekėm iš to ir dabar sako, kaip Gintarai, tai užtenka tų 5000, aš sakau, sakau, tai dabar po 9 metų galiu drąsiai pasakyti, kad Šiauliam užtenka ir iš tikrųjų, jeigu mes turėtumėm 10 000, vis dėlto būtų gal ir sunkiau išlaikyti. O šiaip tai stengiamės labai saugoti, labai mylim savo areną, ją tikrai saugojam ir kas atvažiuoja. Vienas iš tokių įsimintiniausių galbūt yra man įstrigęs pasakymas Povilo Vanago, kuris kažkada pasakė, gal tai ir nėra gražiausia Europos ar pasaulio arena, bet kad jį jaukiausia, tai tikrai. Tai tas irgi tas pasakymas toks paglosto tą savimeilę. Taigi Šiaulių arenoje jau 3 metus vyks paroda Ką veiki ir šiemet tai yra pirmasis naujojo sezono renginys. Apie jį plačiau mums papasakos Rasa. Sveika! Sveiki! Kaip pavyko per tuos 3 metus išauginti tokį renginį? Taip, labai džiaugiamės šito renginiu paroda Ką veiki ir mūsų kaip organizatorių nesikeičia šitie, ką mes norime to renginiu parodyti. Tai norime parodyti, kiek Šiaulių mieste yra organizacijų, kurios užsiema vaikų laisvalaikio ugdymo, lavinimo veiklomis. Ir iš tikrųjų jų yra Šiaulių mieste labai daug. Užsiregistravusių šiais metais yra 125 įstaigos, kurios pristatys net iki 140 veiklų. Projektas tikrai yra augantis, patikėjo mumis ir dalyviai, kad mes ir lankomumas tiesiog didžiulis miestiečių, kurie nori sužinoti, ką galėtų jų vaikai ir jaunimas veikti po pamokų. Šių metų toks kaip ir naujiena, kaip ir mūsų akcentas yra dėmesys į savanorystę. Ir akcentas į savanorystę prasidės jau renginio metu nuo pat 11 valandos. Pakviesime į konferencijų salę, į konferenciją, kuri vadinsis Aš savanoris, mitai ir tikrovė.
Ir šios konferencijos metu bandysime atsakyti į klausimus, kas tai yra savanorystė, kokios yra įstaigos, kur galima savanoriauti. Kokios atraktyvios veiklos vyksta? Organizacija Sportas visiems organizuoja masinį bėgimą. Šiais metais jis pavadintas Už savanorystę. Taigi visus kviečiame rugsėjo 8 dieną 18 val. Prisijungti prie masinio bėgimo. Bus 2 trasos, tai yra 3 km ir 1 km trasos. Apšilsime prieš bėgimą tautinio šokių ritmu su nuostabiu mūsų tautinių šokių kolektyvų Šeltiniu. Šio renginio baigiamoji dalis, koncertinė dalis, konkursas 3G. 3G tai gyvai grojančių grupių. Tai moksleiviškom grupėm unikali galimybė pasirodyti, ką jie jau gali parodyti didesniai scenai už savo mokyklos ribų. Tie, kurie jau jaučiasi pribrendę, kad gali pasirodyti ir platesniai publikai. Pakvietėme į komisiją buvusius šiauliečius, dabar žinomus menininkus, tai ir Gytį Paškevičių, ir Samą, tai yra Urbanavičių Saulių. Na, o renginys, paroda ką veiki, ar tai yra mokama ar nemokama? Mūsų renginys yra nemokamas tiek parodos dalyviams, tiek visiems parodos lankytojams. Todėl labai kviečiame visus pamatyti, išbandyti ir įsitraukti į visas veiklas vykstančias aplink areną. Kur galima rasti programą? Visą programą galite rasti www.šiauliuarena.lt. Na kągi, rugsėjo 8 dieną Šiaulių arenoje tikrai bus ką veikti. Rugsėjo 24-25 dienomis Šiaulių arenoje prasidės tinklinio kovos. Plačiau apie jas papasakos Aivaras Trockis. Sveiki gyvi! Labą dieną. Taigi, kokios tai yra varžybos, kokio lygio, ar tai yra tarptautinis turnyras? Taip, kaip jūs minėjote, kad rugsėjo 24-25 dienomis įvyks tarptautinis vyrų tinklinio turnyras Šiaulių taurėje. Šis turnyras, jo statusas yra tarptautinis, kadangi dalyvaus 2 Lietuvos ir 2 Latvijos komandos. Lietuvą atstovaus tai praėjusių metų Lietuvos čempionė Flamingo Volley ir antroji Lietuvos komanda, tai didžiosios taurės, super taurės ir antros vietos laimėtojai Šiaulių Elga Master DSM Dubisa. O Latvija atstovaus Ozolniki klubas ir Kuldugos klubas. Noriu paminėti, kad visos šios 4 komandos tai yra šių metų Baltijos vyrų tinklinio lygos, profesionalios lygos dalyvės. Ar sunku bus lietuviams kovoti, ar stiprūs varžovai? Varžovai tikrai stiprus, kaip minėjau, tai yra profesionalios komandos, o būtent mūsų Šiaulių vyrų tinklinio komanda šiemet pirmą kartą dalyvaus Baltijos lygos varžybos ir aš manau, šis turnyras parodys, ar mes einam teisingą linkmę. Šiaulių arena gavo teisę sandėliuoti dangą. Jinai atitinka tarptautinius standartus, ta danga yra padovanota, reiškia, Lietuvos tinklinio federacija ir Lietuvos tinklinio federacija nusprendė, kad, reiškia, ta danga turėtų būti sandėliuojama Šiaulių arenoje. Ir būtent tos varžybos, tai bus pirmas išbandymas, reiškia, sportininkam būtent tos dangos privalumus. Priminkite mūsų žiūrovams, kada tiksliai, kokiomis valandomis reikia būti ir kada finalai? 24 dieną rungtynių pradžia bus 12 val. O reiškia sekmadienį 25 dieną varžybų pradžia 11 val. Tai visus kviečiame tinklinio mylėtojus, gerbėjus atvykti rugsėjo 24-25 dieną į Šiaulių areną ir palaikyti vyrų tinklinio komandą Elga Master DSM Dubisa. Labai ačiū. Ačiū Jums. Šiaulių arenos raudonų muzikinių vakarų ciklą pradeda Juozas Erlickas, lietuviškosios literatūros, poezijos, prozos ir satyrikos gyvasis klasikas. Erlickas gerai žinomas kaip rašytojas turintis savitą stilių, jo raštuose gausu dialogų, istorinių, kultūrinių asociacijų, parodijuojančių citatų, itin ryški absurdo poetika. Erlicko kūryba negailestingai ironiška, tad įkandama ne kiekvienam, tačiau pažinti šį rašytoją verta. Sakoma, kad jei nesi buvęs Juozo Erlicko šou, apie humorą nežinai visai nieko. Taigi pajusti ir išgirsti šį menininką bus galima Šiauliuose. Į Šiaulių arenos sceną Erlickas žengs nežinas programa Ne visi namie. Neverkit, fontanai, nesmerkite šaukštai ir puodai. Skaičiau aš ir pats tą romaną. Gyvenimas pilkas geriau nei gyvenimas juodas.
Kas slypi už programos pavadintos Ne visi namie, sužinosite Šiaulių arenoje rugsėjo 29 dieną. Na, o spalio 1-2 dienomis Šiaulių arenoje šurmuliuos įvairiausio plauko šunys. Čia 2 dienas vyks tarptautinė visų veislių šunų paroda. Arenoje tikimasi sulaukti kelių šimtų keturkojų iš įvairių šalių. Į parodą atvyks svečiai iš Latvijos, Estijos, Rusijos. Itin gausi delegacija šiemet ruošiasi atvykti iš Suomijos, taip pat Švedijos. Kaip visuomet arenoje pasirodys ir nemažai retų veislių atstovų, tokių kaip flamandų buvie ar pastaruoju metu jau gana retai sutinkamų ilgaplaukių kolių. Šiaulių arenoje bus išrinktas gražiausias parodos šuo, taip pat vyks šunų vikrumo varžybos. 10. Šiaulių arenos sezonas panašu privilios ir pasaulinio garso įžymybių. Į Lietuvą atvyksta roko karalienė tituluojama Suzy Quatro. Daugeliui Suzy asocijuojasi su audringa nuotykių kupina jaunystė. Daugiau kaip 50 mečius koncertuojanti atlikėja vis dar įrašinėja dainas, albumus. Ištikimiausiems gerbėjams amerikiečių dainininkė atliks didžiausios šlovės sulaukusias savo dainas, o per 50 mečius trunkančią karjerą pasauliui padovanotas ne vienas hitas. Kaip bebūtų keista, dainininkė yra labiau žinoma užsienyje, o ne savo gimtojoje šalyje. Daugelis jos albumų įrašyti Anglijoje, o koncertiniai turai driekėsi nuo Europos iki Australijos. Jau netrukus pasaulinio garso dainininkę išvysime ir Šiauliuose. Įspūdingas 10-ojo Šiaulių arenos sezono pradžią vainikuojantis Suzy Quatro koncertas spalio 8 dieną. Na, o dabar laidoje Laikas krepšiniui žvalgomės po vieną iš pirmųjų Šiaulių komandos treniruočių. Susipažįstame su naująja komanda. Pastaruoju metu Šiaulių krepšininkams darbo netrūksta. Kasdien po kelis kartus tenka treniruotis. Jau netrukus startuos naujasis sezonas, prasidės varžybos ir kova dėl geriausiųjų titulo. Klube šiemet daug permainų, komandą paliko 4 metus ją treniravęs strategas Gediminas Petrauskas. Dabar vyriausiojo trenerio pareigos patikėtos jau daugybę metų Šiaulių komandos trenerių štabe dirbančiam Vaidui Pauliukėnui. Treneris sako, jog suburta komanda labai jauna, o tai turi ir pliusų, ir minusų. Neseniai prie komandos prisijungė 4 legionieriai, vieni atvyko puikiai pasiruošę, kitiems teks nemažai paprakaituoti, kol įgaus reikiamą formą. Daug turim žaliukų, tokių kaip sakant, krepšinė. Keista, kad iš Amerikos yra vienas žaidėjas, kur reikia mokyti viską nuo nulio. Krepšinio abėcėlės, tiek gynyboje, tiek puolime. Šiaip bendras įspūdis nėra blogas. Visi labai nori, visi stengiasi. Dirbam papildomai, niekas nebamba, po 3 valandas būna treniruotė pradžiai bent jau. Nes reikia daug išmokti, nauja komanda nėra taip paprasta. Sakau, dar to labiau kai kurios reikia mokyti individualių dalykų. Tai va, turim ilgiau padirbėti. Bet, sakau, bambančių nėra, ateina dar papildomų. Tai va, čia tas požiūris labai geras. Kiek mačiau, kiek jautėm iš komandos viduje, kaip ir visi irgi neblogai limpa kol kas, kol nėra varžybų. Paskui, žinot, prasidės nedaugėja pralaimėjimai, tada pamatysim tikrą veidą, kaip jie bendrauja. O šiaip visas pasirengimas vyksta sklandžiai. Aišku, turi keletą tokių traumelių, Lekūnas biškį koja pasisuko vakar, bet čia yra krepšinio dalis. O šiaip viskas neblogai. Fizinio parengimo treneris Mantas Valčiukaitis sako, kad prieš prasidedant sezonui daugiausiai dėmesio skiriama būtent fiziniai sportininkų formai. Ji kol kas neblizga, tačiau jauna komanda uoliai dirba. Viskas neblogai, aišku, iki tos optimalios fizinės kondicijos dar tolokai. Neturim daug pasiruošimo laiko, bet viskas vyksta neblogai. Pirmadienį turėjom testus, tai stengiamės išsiaiškinti, kokios esam dabar mes būklės. Tai testavom daugiau galingumo rodiklius ir išsiaiškinom, pasižiūrėjom, pasianalizavom ir dabar toliau vėl kryptingai, sistemingai bandysim ruoštis toliau. Ką reikia suspėti padaryti iki pirmųjų varžybų, iki sezono?
bent jau pasiruošti kiek įmanoma geriau, kiek įmanoma geriau paruošti organizmą, paruošti tą funkcinį pajėgumą šiek tiek, kad po 3-2 minučių neprašytumėm keitimo. Ir aišku, tas yra galingumo rodikliai, yra aišku, tai bendroji ištvermė, mes gausim ją krepšinėje, bet iki to vis tiek reikia paruošti kraujotakos širdies sistemas, kad būtumėm pasiruošę tam darbui. Komandos komplektacija dar nebaigta, tačiau ko gero labiausiai patyręs komandos žaidėjas Darius Gvezdauskas. Jam ir patikėtos kapitono pareigos. 28 snaiperis jau yra žaidęs Šiauliuose 2010 ir 2012 metais. Praėjusį sezoną Darius žaidė Kėdainių Nevėžio klube. Pirmą kartą turbūt komandoje esu vyriausias ir jaučiasi iš tikrųjų ir iš jaunesnių, ir iš trenerių toksai atsakomybė vis tiek yra, kad ir visus kartu surinkti ir tą mikroklimatą kurti reikia visai kitą, kadangi vis tiek pusė komandos yra legionierių, jiem čia vis tiek yra tas toks kultūrinis šokas, tai vis dėlto jaučiu atsakomybę ir esu pilnai pasiruošęs su to susidoroti. Sako, legionieriai truputį patingi, ar teisybė? Iš tikrųjų, manau, dar čia anksti vertinti jų tą visą tą darbo etiką ir tą visą šitą periodą, kadangi jie vis tiek tik perskridė tą Atlantą, čia vis tiek pirmi metai, o iš namų palikę, tai manau, reikia duoti jam laiko ir galbūt įsivažiuosim, jie turbūt gal nepratę prie tokių krūvių tiesiog. Galvoju, gal čia atvažiuosim, bus taip, pamėtysim ir žaisim, bet čia nieko panašaus, darbas rimtas yra ir manau, kad jie persilauž ties to. Kokios galbūt didžiausios spragos jūsų komandos, lyginant, tarkim, su tokiais grandais kaip Žalgiris, Lietuvos Rytas, Neptūnas galų gale labai trejete visada būna, o Šiauliai, kaip galvoju, šį sezoną, kaip bus? Sunku vertinti, tikrai nieko negaliu pasakyti, kadangi mes tik iš stadionų esam visi suėję ir dar nepilna ta sudėtis, dar laukiam vieno legionieriaus ir manau, kad aišku, tas pats paprasčiausias basketbolo IQ, kaip visi sako, tai jaučiasi turbūt, kad aukštesniam lygiai kitose komandose jie visai kitaip supranta tą krepšinį. Bet kas liečia mus, tai sakau, anksti dar vertinti, kadangi jaunimas, legionieriai, visi nori žaisti, visi užsivedę, žiūrėsim, kaip čia bus, bet manau, kad dar mes parodysim savo charakterį kiekvienas. Kokia yra komanda? Komanda jauna, daug norinčių dirbti žaidėjų. Manau, aišku, seniečiams atvykus pradžiai bus sunku. Turim Gvezdauską, kuris jau turi patirties iš LKL, tai gal biškį pasidalins su mumis. Bet manau, kad visi atiduos visą, ką gali, visas jėgas ir manau, būsim ta komanda, kuri viską palieka aikštelėj. Tai. Jaunos komandos kokie yra pranašumai? Pranašumai, tai manau, galim būti pranašumas gynybai, kad stengsim kovosim dėl kiekvieno kamuolio. Ir tas noras, nes noras įrodyti, noras pasieko daugiau pergalių ir patirties to įgauti. Ko tikiesi iš šio sezono? Aš pats, ko tikiuosi, tai prie to lygio priprasti, vis tiek atėjau iš žemesnės lygos, tai manau, pradžiai bus sunku, bet tikiuosi tos patirties įgauti, žinių iš komandos tiek iš kitų komandų pasisemti ir patobulėti kaip žaidėjai. Panašu, kad kaip visuomet komanda suspėja visur. Laiko užtenka ne tik treniruotėms, bet ir ištikimiausiems sirgaliams. Šiaulių ekipa sveikino visus šiauliečius su naujųjų mokslo metų pradžia. Pristatyti nauji žaidėjai, laukiantys sezono iššūkiai ir planai. Na, o naujasis LKL sezonas prasidės gana anksti. Puikus pasiruošimas sezonui ir proga pasitikrinti savo jėgas bus Šiaulių miesto gimtadieniui skirtas tarptautinis krepšinio turnyras, kuris vyks 2 dienas. Rugsėjo 10 Šiaulių arenoje Šiauliai rungsis su Raplos Rapla Avis ekipa, o Klaipėdos Neptūnas bandys išplėšti pergalę iš Rygos Barons ekipos. Rugsėjo 11 dieną vyks kova dėl 3. vietos ir finalinės rungtynės. Na, o LKL sezonas šiemet startuos jau rugsėjo 21 dieną atidarymo rungtynėmis Klaipėdoje. Šiauliai pirmasias rungtynės namuose žais rugsėjo 22 dieną. Laukia susitikimas su Alytaus Dzūkija. Visų sirgalių nebejotinai labai laukiamos rungtynės su šalies čempionais Kauno Žalgiriu. Žalgiris į Šiaulių areną atvyksta rugsėjo 28 dieną. Tiek šioje laidoje, ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo Šiaulių arenoje.